Latvija. Brocenė. Cemex cemento gamykla. Kiekvieną darbo dienos rytą keliasdešimt Mažeikių bendrovės Rudesta statybininkų išvyksta į Latviją. Maršrutas įprastas. Brocenė – didžiausia Šiaurės Amerikos cemento gamintojo koncerno Cemex gamykla. Gamyklos teritorijoje Rudesta stato 2 milžiniškus klinčių ir molio sandėlius. Į Latvijos rinką Rudesta įžengė 2011 m. rudenį, kai laimėjo koncerno Cemex skelbtą konkursą. Sandėlių statyba, pamatų liejimas, metalo konstrukcijų gamyba ir montavimas, stogo uždengimas. Darbus ketinama baigti 2012 m. pabaigoje. Visų darbų vertė 18,348 milijonų litų. Metalo konstrukcijos gaminamos Mažeikiuose, bendrovės Rudesta metalo konstrukcijų gamybos ceche. Konstrukcijos vežamos į Brocenį ir montuojamos. Cemex sandėlių statyboje iš viso bus sunaudota 1600 tonų plieno. Sandėlių matmenys įspūdingi, ilgis 187 metrai, aukštis 32 metrai, plotis 57,5 metro. Darbai pradėti nuo pamatų liejimo ir trumpam buvo sustoję tik per didžiuosius praėjusios žiemos šalčius. Šiais metais Rudesta dalyvavo ir cemento gamyklos kapitalinio remonto darbuose. Naftos perdirbimo įmonė bendrovė Orlen Lietuva. Statybos bendrovė Rudesta Mažeikių naftos perdirbimo įmonėje nenaujokė. Darbai pramonės gigante vykdomi nuo pat bendrovės Rudesta įkūrimo 1996. Taigi Rudesta yra sukaupusi didžiulę patirtį montuojant metalo konstrukcijas, įrengimus ir įrenginius statomose ir jau veikiančiose pramonės objektuose. Rudesta jau 16 metų naftos perdirbimo įmonėje stato, montuoja įrenginius, atlieka einamosius ir kapitalinius remontus. 2012-aisiais didžiausia Rudestos vykdoma statyba bendrovės Orlen Lietuva naftos perdirbimo gamykloje, sieros degazavimo ir granuliavimo įrenginys. Užsakovas Lenkijos kompanija Orlen Projekt S.A. Iš esmės tai naujas gamtosaugos projektas. Šalutinis naftos perdirbimo produktas siera bus granuliuojama ir sandėliuojama bunkeriuose, po to pilama į vagonus ar automobilius. Įrenginių statybos ir montavimo darbų vertė apie 8–9 milijonai litų. Darbus objekte planuojama baigti 2012 m. pabaigoje. Be šio projekto Rudesta šiuo metu naftos perdirbimo įmonėje atlieka statybos, gamybos padalinių aptarnavimo, remonto, montavimo bei kitus mechaninius darbus. Nuotekų dumblo utilizavimo įrenginiai. Bendrovė Mažeikių vandenys. Mažeikių nuotekų valykla. Projektas – nuotekų dumblo utilizavimo įrenginių projektavimas ir statyba Mažeikių nuotekų valykloje. Bendrovė Rudesta projekte darbus atlieka su partneriais. Iki 2012 m. pavasario pabaigos Rudesta pabaigė pagrindinius statybos darbus, liko atlikti gerbūvio įrengimo darbus. Objekte projekto partneriai montuoja technologinę įrangą. Statybos darbų vertė 15,3 milijono litų. Valstybiniai komisijai objektas bus priduodamas 2012 m. pabaigoje. Įrenginiuose bus džiovinamas dumblas. Biodujų gamyba iš organinių atliekų leis Mažeikių vandenims iš dalies apsirūpinti šiluminę ir elektros energiją iš atsinaujinančių energijos šaltinių. Užsakovas bendrovė Mažeikių vandenys. Bendra šių statybos darbų vertė 1,46 milijono litų. Mažeikiai. Mikalojaus Daukšos gatvė. Prekybos centras. Daugumą naujų Mažeikių prekybos centrų statė Rudesta. Naujausias 2011 metais bendrovės LBP Group užsakymų baigtas statyti modernus prekybos centras Mikalojaus Daukšos gatvėje. Statybos darbai pradėti 2010 m. spalio mėnesį, baigti 2011 m. spalio mėnesį. Statybos darbų vertė 5,995 milijonų litų. Mažeikiai. Algirdo gatvė. Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos centro pastato ir medicininės reabilitacijos centro pastato statybos darbai. Generalinis rangovas bendrovė Rudesta laimėjusi konkursą Mažeikiuose. Algirdo gatvėje stato neįgaliųjų profesinės reabilitacijos centrą ir medicininės reabilitacijos centrą. Užsakovas viešoji įstaiga Šiaulių darbo rinkos mokymo centras.
Statybos darbai pradėti 2011 m. spalį, 2012 m. rugsėjo mėnesį užsakovams bus įteiktas simbolinis raktas nuo modernios įstaigos. Statybos darbų vertė 4,46 milijono litų.